Daugelio žmonių atmintyje ne 97 metai yra mūsų įstaigos pradžia. Daugelis prisimena seną polikliniką, kuri buvusi yra Garliavoje, prisimena Kauno rajono centrinę ligoninę ir kai kas sieja mūsų istoriją arba mūsų pradžią su tais įvykiais. Vėlgi, kas yra istorija? Šiandien norėčiau galvoti, kad istorija yra ir ta istorinė atmintis arba istorinė dvasia, kurią mes atsimenam. 1944 metai. Į Garliavą atvažiuoja dirbti jau pagyvenęs, atitarnavęs Lietuvos valstybei ir sukūręs Lietuvos įsteigęs Raudonąjį kryžių, pastatęs eilę ligoninių Lietuvoje Rokas Šliūpas. Kodėl kalbu apie šitą žmogų? Tai yra žmogus, kuris kaip ir Anglickas, kaip ir Basanavičius vaikščiojęs Garliavos gatvėmis, yra šito miestelio istorija, šito miestelio dvasia. Ir šitą dvasią mes stengiamės išsaugoti savo įstaigoje, savo poliklinikoje. Palygyti, kas buvo 62, kokia buvo poliklinika, tai man šiandien būti joj yra labai miela. Ir gydytojų kokybė aukšta, ir tiesiog sąlygos, patalpos, jos yra labai, šiuolaikiniam žmonėm, mūsų amžiui priimtinas. Aš labai pasitikiu savo gydytoją, nes ji ne tik kaip medikas gydo, bet jin dar gydo ir dvasinį. Man yra svarbiausia, kad aš išeinu pakylėtą nuotaiką, kuri man suteikia daktarė. Aš esu gimusi ir augusi Garliavoje ir lankiusi Garliavos polikliniką ir man dabar labai yra malonu, kada iš mažos įstaigos tapo didelė, erdvi ir šiuolaikiška poliklinika, kurioje lankosi Garliavos bendruomenės gyventojai. Būti gydytoju yra labai sunku, bet būti pacientui yra dar sunkiau. Bet pacientai išėję iš Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro, jie pasijaučia daug geriau, daug sveikiau, nes juos prižiūri nuostabūs gydytojai, kurie turi labai didelę praktiką ir kompetenciją. Šiandien mes esam viešoji sveikatos priežiūros įstaiga, turinti didelę Garliavos polikliniką, turinti psichikos sveikatos priežiūros skyrių Garliavoje, turinti 3 ambulatorijas Ežerėlyje, Girionyse, Piliuonoje, turinti kačerginės šeimos gydytojo kabinetą ir 2 medicinos punktus. Mes aptarnaujame Kauno rajono gyventojus nuo vieno krašto iki kito dešiniojoje Nemuno pusėje. Mūsų įstaigoje jūs sutiksite kolektyvą, kuriame dirba patyrę specialistai, ne vienus metus atitarnavę ir galintys padėti mokytis jauniems specialistams. Čia jūs sutiksite jaunus darbuotojus, kurie žengia pirmuosius žingsnius savo kaip mediko profesijoje. Tačiau visus juos jungia noras padėti ir noras būti kvalifikuotais specialistais. Tokia komanda kiekvieną dieną laukia savo pacientų, pasiruošusi suteikti kokybiškas paslaugas, pasidalinti savo žiniomis ir padėti žmonėms išsaugoti savo sveikatą. Esu Eglė, gydytoja odontologė, kuri pabaigė universitetą šiais metais ir Ežerėlis yra mano pirmoji darbo vieta. Baigus universitetą darbo ieškojau visur ir labai maloniai nustebau, kai sužinojau, jog yra laisva vieta Ežerėlyje. Kadangi pati esu kilusi iš Kačerginės, šitos vietos man yra labai savos. Tiek bendruomenė, tiek žmonės, tiek patys gydytojai, mano šeimos gydytoja beje dirba šitoje ambulatorijoje. Labai geros darbo sąlygos, žmonės labai mieli, gal šiek tiek nustemba, kai ateina pamatyti tokią jauną gydytoją, bet vaikai tikrai neliūdi. Darbo turim daug,
tačiau žmonės labai geranoriški, lankosi, aš tikrai labai noriu dirbti ir labai stengiuosi ir rezultatais esame visi patenkinti. Mano apylinkė susideda iš labai įvairių pacientų, tiek jauno amžiaus, tiek vyresnių, naujagimių, kūdikių, mokyklinio amžiaus vaikų, tiek prisirašę daug senyvo amžiaus ir labai rimtų pacientų. Jauno amžiaus pacientai susiduria su peršalimo, su ūmiom ligom. Labai dažnai jauni žmonės ateina pasitikrinti profilaktiškai. Ir dabar iš vis Lietuvoje matosi tokia tendencija, kad jauni žmonės žymiai labiau rūpinasi savo sveikata ir žymiai dažniau ateina sveiki ir tiesiog nori pasidaryti tyrimų, kraujagyslinių dėl problemų, dėl onkologinių problemų. Vyresnio amžiaus žmonės lankosi dėl lėtinių susirgimų. Dažnai ateina įsirašyti kompensuojamų vaistų. Mūsų nedidelės ambulatorijos specifika yra ta, kad daktaras yra arčiau žmogaus. Jis yra ne tik daktaras, bet jis gyvena šitoje apylinkėje. Jis yra ir kaimynas, ir draugas, ir per ilgus gyvenimo ir darbo metus jisai tampa vos ne šeimos narys. Mes matom, kaip auga, kaip keičiasi ta šeima, kaip vieni išeina žmonės, gimsta leliukai toj šeimoje ir tiesiog padedi kažką ir susiduri ne tik su medicininiam, bet ir su psichologiniam problemom sprendžiam. Kol neturėjau vaikų, tai būdavo, kad ir kartą į 3 metus tik tai tenka ateiti. Su vaikais tai vis tiek dažniau, bet kartais tai tenka. Mano berniukas pradėjo į darželį, leisti darželį, tai pasipila visokios peršalimo ligos, vis tiek kolektyvas ir automatiškai ten daug daugiau tų susirgimų. Tai dabar jau lankysimės daug dažniau. Aišku, aš norėčiau, kad užtektų to karto per mėnesį, bet bus matyt. Bet tikriausiai vis tankiau. Tiesa, kai vaikai serga, aišku, nebūtina šešiai, tai galime išsikviesti, jeigu kažkas rimtesnio būdavo temperatūra. Taip čia kad kitiem neskleist ant tų visų bacilų ir nesidalint ant tom ligom. Aš dar iš vaikystės prisimenu kažkada, kad irgi gal net ir griežčiau liepdavo tuos iškvietimus vaikui sergant daryti, o viena mama buvo atsivedus savo vėjaraupiui sergančią mergaitę ir žinau, kad man tas 2 savaitės teko neiti į darželį, nes buvo karantinas dėl vėjaraupių. O kaip tik išpuolė kalėdinis tas visas šventimas, seneliai, šalčiai ir panašus reikalai, tai aš labai pergyvenau, kad man negalima, o man uždraudė, sakė, tu pasėdėjai šalia tos vėjaraupiui sergančios. Pradėdami savo veiklą mes įsivaizdavome, kad galime būti atsakingi už žmogaus sveikatą ir galime rūpintis gyventojų sveikatą. Šiandien mes sakome, kad mūsų pareiga padėti kiekvienam pasirūpinti savo sveikatą. Kiekvienas iš mūsų turime dirbti, turime daryti viską, kad išliktume sveiki. O atvykę čia jūs galite gauti aukštos kokybės pirminės sveikatos priežiūros paslaugas, kurios jums padės užtikrinti jūsų sveikatą.